Pradedame kovą. Gąsdina savo priešininką Klinas. Laukia jo judesio, abudu nedrįsta pradėti kovos, laukia priešo klaidos. Tik tais gąsdinamieji smūgiai dar netikri, oras prakapojamas. Jie pavyksta išsisukti nuo šito smūgio. Pirkdami, bet jis vieną naktį išgelbė. Ir prasideda kova. Abudu laiko aukštą poziciją, neleidžia vieną kitą. Pasirenka taktiką šios gynybos. Jepariai! Kaip matot, smūgių kruša bando laimėti šitą kovą Bernardas. Žiūrėsim, ar šitą taktiką jam pasiteisins. Nenaudoti gynybos, praleisti daug taškų, tačiau bandyti surinkti daugiau taškų. Aha, gražiai išsiskait paskutinio smūgio. Stop! Kaip matėte, abudu riteriai tikrai verti jūsų šiuo aplodismentu. Tiek riteris Bernard, ar ne? Tiek riteris Klinas. Abudu patyrę kovotojai, dalyvavę ne viename turnyre. Kaip matot, gan ramiai jaučiasi abudu riteriai. Viena minutė poilsio, pagalvojimo, kaip vyko kova. Pasižiūrėjimo, galbūt kažką reikia pakeisti kovos stiliuje, kaip galima būtų apeiti priešininko gynybą. Su to šalmu ne visada yra lengva, tai yra kartais tu turi tiesiog spėti, kur bus priešininko smūgis ir ten blokuoti. Nes, suprantat, jūs turite tik vieną ginklą, tiek atakai, tiek gynybai. Jūs turit pasirinkti, ar jūs ginsitės, ar jūs pulsite. Tada jūs galėsite kontratakuoti ir taip toliau. Tai reikia visą tą sustrateguoti, nes kitų atveju bus tokie momentai, kaip matėte čia. Vienas riteris kapoja vieną taikinį, kitas riteris kitą. Gerai, antrasis raundas. Žiūrėjom. Erzina savo priešininką, provokuoja. Klinas, sakyčiau, Bernardą pradėti kovą. Netikri tie smūgiai, jie ne... Stop! Stop fight! Hand downer! Hand downer! Open! Darė šarvai, kaip matote, teisėjai prižiūri kovą, kad jie vyktų saugiai. Ir jeigu kažkas ne taip, mes leidžiame šarvus. Tam ir reikalingi vanišiai, kaip matot, riteriai yra truputį kaip krabai, ne, kaip Aleksėjus pasisatėjęs su tom savo šarvinėm piršinėm, tu negali užsisiekti dirželio, sugraibyti kažko smulkaus, tos pirštinės skirtos apsaugoti todėl nuo tų galingų kirčių, kurios čia matot, ir tau reikia vaniškai, kad galėtų išgelbėti tada iš tokių situacijų. Vien, kad galėtum apsirengti šarvus, tau reikia pagalbos, išrengti tos dirželius už nugaros, toje pusėje. Gerai, tęsime kovą. Traukdamas. Štai. Tas labai gražiai traukdas riteriai. Ir nusmūgiai iš abiejų riterių, kaip ir sakiau, silpni smūgiai. Gali būti neįskaičiuoti, tačiau daug tikrai bus įskaitiniai. Jie yra pakankamai galingi. Jūsų palaikymas, publika, paskutinę sekundę. Kas sergate už Bernardą? Mes taip ir neišsiaiškinom. Jūs sergate labiau už Bernardą? Kas už Bernardą iš Lenkijos? O galbūt palaikote Gvido labiau? Matau, kad apylygiai tiksliau pasidalino jūsų simpatijos tiek Gvidui, tiek Bernardui. Žiūrėsime, koks teisėjų verdiktas. Teisėjai turi nuosprendį ir bus paskelbtas nugalėtojas.
kad jūs galite jau pradėti ploti ir rėkti. Ponės ir ponai, pralaimė!